Labą dieną, labas rytas. Tai pas mus, žinokit, dabar beveik yra šventinė savaitė. Kodėl šventinė? Nes 5 dienas iš eilės turėsim gimtadienį, arklių ir bitės. Tai šiandien yra gegužės 3. Tai pradedam nuo Baltijos ir Mažylio gimtadienio. Tai Baltijai jau sueis 10 metų. Kosmosėlė. Aš su šituo arkliu realiai ir pažįstama esu 10 metų. Tai, wow. O beveik eina 8 metai, kaip aš ją turiu. Tai, ojas. Tai va, tai Baltijos gimtadienis. Tada 05, 04, gegužės 4, Titnago gimtadienis. Gegužės 5, bitės gimtadienis. Gegužės 6, Prometėjo gimtadienis. Aš net esu susirašysiu skanlentos. O tada biškelį bus pertraukėlė. Ir tada Vinciaus gegužės 20. Tai matot kaip? Wow! Vien gimtadienį, gegužė yra gimtadienio mėnuo. Tai aišku, o ką darai per gimtadienius? Nieko neveiki ir valgai tortą. Arkliam tortų nelabai priruoši. Tai bus šventinės košės. Taip. Tai va. Dėliojau košių bliūdus. Baltijai nupirkau naują su gimtadienio bliūdą, nes jau mirtis jai buvo. Čia buvo Titnago senas bliūdas, čia Titnago dabar naujas bliūdas. Ir dar aišku, to arkliuko nėra, bet šamui mes irgi turim pasiruošę bliūdą. Nes kažkada jau turi atvažiuoti. Reikia sugalvoti tik tai kaip jį parsigabenti. Tai va, tai dabar, bitė, kaip tu manai? Valiavosim? Valiavosim. Tai einu paruošiu gimtadienio košės tortus. O čia mažiuko dar. Tai nes, o šventi gimtadienį tai su draugais, tai draugai irgi turi gauti košių. Žinoma. Košytės mirksta Baltijos, Mažylio, Prometėjo, Vinciaus ir Titnago. Kol viskas mirksta, einu susipjaustysiu obuolius. Tai įdėsiu Baltijai, Vinciui, Titnagui. Šitie dar mano du Mažyliai. Mažylis dar labai jo palėtė tą skonę, labai, kaip čia pasakyti, neišugdyta. Jisai dar labai keistai kitokį maistą reaguoja. Bet pabandysim. Šiandien gal pabandysiu biškį obuoliuko įdėti ir morkos. Ir Prometėjai irgi pabandysiu įdėti biškį obuoliuko ir morkos. Nes Prometėjas kaip ir morką jau valgo, bet Mažylis dar nelabai. Surašiau Baltijai 10 metų, Mažylį vienį, čia kažką bandžiau. O čia tiesiog priviečiau, viskas, torčiukas.
Bananai. Baltija žiauriai mėgsta bananus. Siaubingai gerai. O visi kiti nevalgo. Tai jo. Tai Baltija vienintelė valgo bananus pas mus. Tai aš jį dar sumaitinsiu vėliau. Tai va, viskas. Bandau nešt. Pirmiausia, nunešiu šitiem dviem, tada Vinciui paduosiu. Ir tada eisim iki didžiausių mano arkliukų. Va, padaviau propkiai. Prometėjui. Valgo jis labai skaniai. Ir čia va. Nešu. Jūs dar tiksliai nematėt mano arklio šito mažo. Čia. Mano mažiukas. Jis, žinokit, labai nosį apsikošelinės. Tai nekreipkite dėmesio. Jis labai gražios spalvos bėras ir su širmais karčiais ir uodega. Jo, jis apsikošelinės visas. Snukis apsikošelinės, taip, pliurzius visas, taip. Meta kailį jisai pas mus kūmeliuko, tai jis toksai apšepęs. Nieko. Taip, taip. Viskas. Tortai aprūvinti. Irgi va ten dar valgo kitas. Tik labai nemoka jie valgyti. Prometėjas ypač nemoka valgyti labai. Taip. Mažytis. Na va. Ponas Vincentai. Prašau. Patinka tau. Oi. Skanu. Aišku, kad skanu. Kam gali būti neskanu šitokia košė. Ir morkytės, ir obuoliai. Tau reikia vėl tave išsupinti jau, nes vėl nieko nebematai. Va, biški. Dar mūsų nėra, tai galima ir pabūt supinus juos. Taip, mažiukai. Čia visi valgo, kurie gyvena prie arklidės. Dabar gribiu. Dar 2 košės. Ir einu pas Baltiją ir Titnagą. Yra tikimybė, kad jie dar miega. Jo. Jie pas mane labai mėgsta pamiego. Tai pažiūrėsim, ar jie atsikėlė ar ne. Na va, pirmą Baltijai duodam biškį. Oi, iš karto jie viską ištaškė. Sakykit, tortas gerai, košės gerai, taip. Tu atidinau ir tau. Gerai. Gerai, nešu Titnagui, kol jis nesupyko, eksitiniu. Kol jis važiukas nesupyko. Šau. Tai skanu, aha. Tau irgi reikia plaukus supint, jau į akis lenda. Mažiuk. Na va, viskas. Pirmas gimtadienis atlaikytas. Keliamės į kitą dieną. Tai dabar yra gegužės 4 jau diena. Ir šiandien yra Titnago gimtadienis. Jam šiandien sueina 15. Solidus skaičius. Tai biškai Titnagui nelabai su oru pasisekė, nes šiandien labai lyja. Tai, bet nieko tokio. Tortą, košę vis tiek galima suvalgyti. Tai aš taip ir padarysiu, einu, užsimaišysiu Titnagui košę tortą. Ir tuo pačiu nunešim ir Baltijai, nes jinai piks, jeigu jinai irgi nieko net neš. Tai varau, paduosiu tortus tiem ir, tai tuo pačiu reikia užsimakaluoti košės ir kūdikim. Tai irgi prie to pačio.
Titnagui surašiau tortą košę, 15 puikiai. Bananų nedėjau, nes bananų jisai nemėgsta, tai tik obuoliai ir morkos. Čia likučių sudėjau baltįjį, mažylio košę, mažylis aišku. Jis nevalgo nei bananų, nei morkų. Aš jam vakar per gimtadienį jo daviau, jisai nieko nevalgė. Na ir sakau, nevalgyk. Išmėtė viską ir viską. Ir mažylį, ir iš tą mažylį Prometėjai irgi viską sudėjau, likučius ir viskas. Ai, ir reikia bananų dar baltį įdėti, nes kad nesugestų. Na va, Titnis irgi gavo savo tortą. Aišku, biškį ne kažką, kai šlapia. Bet nieko. Ir jau skaičių nebėra. Baltį irgi padeda kartu valgyti torčiuką, taip. Kita. Bet jinai labai greitai viską valgo. Dabar šitie du pabaiginėja, pavalgo savo košės. Ir susitiksim kovo 5. Visai aš jau. Gegužės 5. Nes rytoj, gegužės 5, yra bitės gimtadienis. Labai smagu. Bitai bus 2 metai. Kaip fain. Tai jo, susitiksim už kelių sekundžių. Taigi, gegužės 5. Tai šiandien yra bitės gimtadienis. Taip? Ponas Bitautas. Taip. Tai šiandien yra bitės gimtadienis. Tai bitėjai košės nemakaluosim. Jei bišelį kitokį tortą paruošiu. Tai padarau. Ir vienam sveikin bitės. Va, Bitauto tortas. Trauk, Bitautai, sėsk. Oi, kokias geras. O jas, net skaičius iškrito. Va, ir dar Bitautai dovanų. Cipsavas. Nes jinai mažai dar žaislų turi namie. Imsi? Pučiasas. Taigi. Paskutinis gimtadienis šią savaitę kol kas. Tai dabar yra gegužės 6. Jo. Ir šiandien yra Prometėjo gimtadienis. Jam sukanka 1 vaikas. Tai jo, tai jisai kol kas šią savaitę yra paskutinis mūsų gimtuvininkas. Tai jeigu ką, aš visą šitą video gimtadienių su juo ir pabaigsiu. Vinciaus nebelauksim, nes jis dar vėliau, tai mes vėliau paminėsim. Tai jo, o ką reikia padaryti, tai ką darėm iki šiol. Tai tik tai tiek, kad šį kartą košę valgys tik tai jisai ir mažylis, nes jie ir šiaip rytais valgo košės, nes dozė turi sueiti. Tai kol kas sumaišysiu košės tik tai jam ir mažyliai. Titnagui ir baltį jau susimaišiau, bet jie eis dirbti šiandien. Tai jiem kaip ir po darbo. Tai toks va. Tai okei, nieko nelaukiam. Einam. Na va, viskas, paruošiau. Prometėjai košę. Jinai tokia pas mus vandeninga, kad ir vandens pakankamai
sakoma, organizme būtų, gal, nežinau, ar pakankamai geria dabar. Tai va, tai tokia vandeninga, čia pabandžiau vėl įdėti mažylį biškį morkų. 2 dienas nedėjau, nuskau, gal kaip nors. Tai va, o čia likučius įkroviau ten baltį ir titnagui. Tai nešu paskutiniam šios savaitės gimtuvininkui. Va, Prometėjas gal yra vienintelis, kuris, kaip čia pasakyti, iškart neištaškė vieneto. Gerai, apgau. Jo, bet žinokit, labai valgyti nemoka. Labai nemoka valgyti. Iš kur ten pas tave bonkė? Jau baliavojai, be mūsų. Ane? Ar reiks bonkę paimti? Taip, labai skanu. Ir kaiminėlis irgi valgo. Taip, vagi, kaip tu nemoki valgyti, koks tu apsikošinės, taip. Tai tiek iš mūsų gimtadienių savaitgalio. Tai ačiū, kad buvot kartu, kad kartu su mumis šventėt gimtadienius šitų nuostabių arkliukų. Tai ką galiu pasakyti? Susitiksim kitam video. Iki.